Tai labas vakaras visiems. Šiandieną mes Zoom susitikime išsiaiškinsime odos tipus ir išsamei apžvelgsime būtent sausos odos priežiūrą. Ir iš tiesų, siekiant veiksmingai ir tinkamai puoselėti savo veido odą yra labai svarbu atkreipti į odos tipą ir tik tada mes galime turėti kompleksiškai aprūpintą veido odą, gražią, spindinčią ir sveiką. Dažnu atveju mes pačios, o gal ir mūsų klientai, maskuoti odos būklės perkame brangias kosmetikos priemonės, būtent makiažus, pudras, o neatkreipiame dėmesį, galbūt mūsų veido odos priežiūros produktai yra netinkami pagal mūsų veido tipą ir veido būklę. Man pačiai buvo labai svarbu išsiaiškinti ne vien tik tai veido odos tipus, bet taip pat, kas naujo, ką sužinojau, kad labai svarbu yra ir veido odos būklė. Tai šiandieną apie tai ir pakalbėsim. Taigi, veido odos tipai, kaip šaltiniai dermatologų, kosmetologų, jie išskiria būtent šiuos 4, ar ne? Kai kurie išskiria 5, įterpdami ir jautrią odą. Bet šiandieną mūsų dėmesys yra ir į sausą odą. Taigi, kaip mums atskirti sausą odą? Žmonės, kurie turi sausą odą, dažnai jinai būna pilkšvo atspalvio, nėra pakankamai joje riebalų, todėl tai yra riebiai odai priešingas odos tipas. Dėl didelio sausumo oda gali įtrūkinėti, būna šiurkšti, pleiskanoja, ji gali niežtėti ir būti sudirgusi. Turintys sausą odą dažnai jaučia tempimą, nes odai trūksta elastingumo, joje lengvai formuojasi raukšlės. Tačiau svarbu nesumaišyti sausos odos su dehidratuota oda, nes dehidratacija yra vandens trūkumas, kuris gali būti būdingas bet kurio tipo odai. Jolanta, jeigu gali vieną atgal. Atsuk, taip, odos tipai. Dabar galim, sausą odą jau apibūdinau, riebi oda, tai kaip ją atskirti, ar ne, įprastai blizganti, atviros poros, inkštirai, nešvarus odos paviršius, tai yra tipiška ir mano oda riebi, mišri oda, linkusi pasiriebaluoti atskirose veido zonose, dažniausiai tai T zona, nosis, smakras, skruostai, vietomis paberta ir būna poros. Na ir normali oda, tai tikriausiai pati gražiausiai atrodanti, tai yra sveikai spindinti oda, nėra atvirų porų, minkšta, lygi paviršium. Odos tipas yra sprendžiamas genetiškai, o odos būklė, ką mes vėliau susipažinsim, tai jinai yra įgyjama dėl netinkamos odos priežiūros, pasikeitusių oro sąlygų, mitybos ir taip toliau. Taigi, trumpai tariant, lentelėje mes matome visus odos tipus ir būtent kreipiame šiandien dėmesį į sausą odą. Odos tekstūra vietomis matoma šerpetojimas, poros susitraukusios, akne galimi bėrimai, išryškėjusios raukšlelės, papilkėjimas, odos tempimas. Sekanti skaidrė. Dabar, kaip mums pačioms nusistatyti odos tipą, mes galime tokį pratimą patarti padaryti ir mūsų klientams. Tai nusiplauname veidą, palaukime 2-3 valandas, nieko netepdami, tada paimame popierinę servetėlę, prispaudžiame prie veido ir pažiūrime, kas joje. Jeigu ant servetėlės nėra riebių dėmių, nei sausos odos likučių, vadinasi, mūsų oda yra normali. Jei ant servetėlės matome riebių dėmių, tai yra oda riebi. Sausa oda bus tada, jei nėra riebalų pėdsakų, bet matomos odos liekanos, tai yra pleiskanos, ir odoje jaučiamas tempimas. Na ir oda mišri, tai žinoma, jeigu rasime ant servetėlės tam tikrose zonose riebalų, tai kakta, nosis ir smakras. Sekanti skaidrė. Ir iš tiesų šita dalis, man atrodo, pati svarbiausia.
Jei bandysime parinkti priemonės skirtas tik tam tikram odos tipui, niekada nebūsime garantuoti sėkmingų rezultatų. Būtina atsižvelgti į odos būklę, kuri kinta keičiantis klimatiniui sezonui ir priklauso nuo gyvenimo būdo bei aplinkos poveikių. Odos būklė keičiasi skirtingų metų laiku, yra veikiama meteorologinių veiksnių, tai žiemos metu normali oda gali tapti sausa, vasarą per karštį gali tapti riebi ir nepaisant amžiaus keičiantis sveikatai, ypač menopauzės metu. Kitaip sakant, jeigu ateina pas mūsų klientas, mes turime kreipti dėmesį į odos būklę. Pirmiausia, nes galime labai stipriai apsigauti, nes aš esu tipiška odos, mano oda riebi, bet jinai yra būklė, jos yra dehidratuota, tai turinti sausos odos bruožų. Taigi, kuo skiriasi sausa ir dehidratuota oda? Taip, tai yra būklė, ne odos tipas. Dehidratuotai odai trūksta drėgmės, kuri reikalinga normaliam jos funkcionavimui. Dehidratuota oda nėra odos tipas, kaip pavyzdžiui riebi, mišri ar sausa. Tai yra odos būklė, kuri atsiranda dėl aplinkos neigiamo poveikio ir nepilnavertės mitybos. O tai yra gera naujiena, nes išvengti būtent dehidratacijos mes galime pakeičiant kasdienius įpročius ir naudoti tinkamas odos priežiūros produktus. Dehidratuota oda yra ne tas pats, kas sausa oda. Jeigu jūsų oda sausa, jai trūksta riebalų, o jei dehidratuota, tai reiškia trūksta vandens drėgmės. Net pati riebiausia oda gali būti dehidratuota. Dehidratuotos odos dažniausiai požymiai yra niežulys odos, blausumas, smulkios raukšlės, padidėjęs odos jautrumas. Sekančia. Dar sekančia. Taip, ir dabar odos būklės. Labai svarbu žinoti. Dehidratuotą odą mes kaip jau ir aptarėme, kaip atrodo sudirgusios odos būklė. Tai yra reakcija į tam tikrus produktus, procedūras, oro sąlygas. Tai vėl žvelgiame, jeigu klientas sako, kad labai mano oda kaprizinga, sudirgusi, ne bet ką užtepsiu, linkusi raudonuoti ar ne, tai jau galime turėti omeny, kad jos odos būklė sudirgusi. Spuoguota, linkusi į aknę. Tai dažnai blizganti, didelės užsikimšusios poros, riebus odos paviršius, pūlinukai. Priešlaikinio senėjimo, tai raukšlės, glebimas odos, nepakankamas riebalų išsiskyrimas. Pigmentuotą odą mes atskiriame dėl susidariusių baltų arba rudų pigmentų ant odos, dėmelių. Būklė, kuperozinė oda, tai yra arti kapiliarai, dažnai vietomis paraudusi. Na ir jautri veido oda, tai viena iš būklių tai yra raustanti, kaprizinga, plonesnė oda, linkusi į alergiją ir dėmes. Odos tipas yra kontroliuojamas tinkamais produktais, o odos būklė, būtent sukelta išorinių veiksnių, tinkama odos priežiūra. Sekanti skaidrė. Taigi, sausos odos priežiūra. Sausai odai reikia raminančių ir drėkinančių produktų. Nakčiai maitinamųjų. Turiu omenyje maitinamąsias naktinės kaukės. Dabar skirtingai metų laikai skirtinga priežiūra. Žiemą sausą odą ryte mes maitiname kremais. Naktį drėkiname. Šiltų sezonų atvirkščiai. Ryte drėkiname, o naktį maitiname. Taigi, ko reikia vengti? Naudoti mechaninius šveitiklius, kuriuose yra abrazyvų ir smulkių dalelių, nes plona oda yra sausa oda yra plona ir ją galime pažeisti. Nenaudoti valančių, sutraukančių veido kaukių, kaip pavyzdžiui molio. Taip pat netiktų ir mūsų perlų pudra 50224 kodu, jeigu mes ją susitaisę užteptumėm ir paliktumėm be plėvelės ant odos, nes tikrai ištraukia jinai drėgmę. Tokiu atveju reikėtų uždengti maistinę plėvelę ir palikti, tuomet jinai maitintųsi. Toliau vengti staigių temperatūros pokyčių, tai yra šaltis, karštis, vėjas. Tokiu atveju reikėtų naudoti atitinkamas veido apsaugos priemonės.
Nerekomenduojamas agresyvios rūgštinės veido procedūros, mechaniniai veido valymai, tiesioginiai saulės spinduliai ir soliariumai. Norint eiti saulę, būtina SPF, nors rekomenduoja, kad apskritus metus sausai odai reikia SPF. Na ir dabar sausos odos ABC. Makiažui valyti rekomenduojama riebios, švelnios priemonės be alkoholio. Sudėtyje rekomenduotina, kad būtų sviesmedis, kokoso aliejus, jojoba, pantenolis, glicerinas, alantoinas, vitaminas E, simoncijų aliejus. Odos prausimui rekomenduotini tik švelnūs pieneliai, putos, kreminės tekstūra. Produktai su kreminė tekstūra, jie pasižymi maitinamosiomis savybėmis, kurios padeda atstatyti sausą odą. Dažnai pabrėžiama odos priežiūros ABC, kad veido prausiklį reikia naudoti ryte ir vakare, išimtinai su sausa oda. Mes galime ryte nenaudoti prausiklio, tačiau ją tonizuoti ir naudoti sekančias odos priežiūros linijas. Taip, toniką rekomenduojama rinktis be alkoholio, o apie kitas priemonės pakalbėsime toliau. Sekanti skaidrė. Taip, sausai odai serumai turi būti drėkinamieji, maitinamieji, turintys prieš uždegiminį ir raminantį odos poveikį. Sausos odos savininkėms rekomenduojama rinktis veido kremus, kurių sudėtyje yra sugebančių atstatyti odos apsauginį barjerą bei jį stiprinti tokie ingredientai kaip alyvuogių aliejus, jojoba, taukmedis, taip pat pieno rūgštis, šlapalas, hialurono rūgštis, dimetikonas, glicerinas, lanolinas, mineralinis aliejus, vazelinas. Dienos metu yra būtinas SPF-as. Na ir toliau, būtent Jolanta pristatys, kokie produktai iš Tende tinka naudoti sausos odos savininkėms ir ką mes iš tiesų galime rekomenduoti mūsų klientams. Tai Jolanta, žodis tau. Ačiū, Lina. Aš šiandien noriu pakalbėti apie TND produktus, kurie yra skirti būtent sausai veido odai. Ir aš turėjau tikrai garbę pavartyti mūsų katalogą ir sugrupuoti visus produktus, kurie yra naudojami pagal 5 žingsnių sistemą, ar ne? Lina jau paminėjo, kad kremas su SPF-u tokiai sausai odai yra būtinas. Ir ką mes rekomenduojame, SPF kremas mūsų nuo hiperpigmentacijos SPF 50+, produkto kodas 10260 yra rekomenduojamas vasaros sezonu. Taip pat sąraše aš įdėjau kitą kremuką, kurį mes turime iš Energy Life, Herbal Life, žodžiu, iš Fito kodo serijos, kuris yra su SPF +10. Tai šitą kremuką mes galime naudoti ir žiemos metu. Kaip ir Lina sakė, kad SPF yra reikalingas tiek žiemą, tiek vasarą, tiek rudenį, tiek, žodžiu, visus metus, ar ne? Ir pradedama nuo makiažo valiklių, noriu pabrėžti, kad mūsų vienintelis produktas yra skirtas sausai veido odai valyti, tai yra hidrofilinis sviestas makiažo šalinimui. Nuostabus, kvepiantis kokosais, švelnus ir jo kodas yra 10262. Tai yra vienintelis makiažo valiklis, kuris yra skirtas būtent sausos odos priežiūrai. Kas liečia pylingus? Pylingai TND kompanijoje yra tinkami naudoti absoliučiai visi dėl savo švelnios, lengvos tekstūros. Jose nėra jokių abrazyvinių dalelių, yra tik tai rūgštys tinkančios praktiškai visų tipų odai, ar ne? Apie būtiną naudojimą reikalingą, ką reikėtų žinoti sausai odai, yra taip, kad labai jautriai ir labai sausai veido odai mūsų pylingai yra rekomenduojami naudoti. Šiaip pagal visus nurodymus yra kas 2 savaitės vieną kartą, bet vėlgi aš klientes perspėju, ar ne, kad galima naudoti ir vieną kartą per savaitę.
vėlgi priklauso nuo klientės, jinai gali pagal savo veido odos tipą pasibandyti ir pabandyti naudoti. Prausikliai. Prausiklius išskyriau tokius, kad yra Vitaderm serijos raminantis prausimosi putos, kodas 16304. Fresh Click prausimosi mūsų putos kodukas produkto yra 17001. Collagen Active serijos prausimosi pienelis gelis ar ne yra 12701. Ką noriu pabrėžti, prie Collagen Active serijos ir dar prie keletos produktų aš pažymėjau šauktukus. Ką tie šauktukai reiškia, aš pasakysiu vėliau, dabar neapsistosiu ir apibendrinama viską papasakosiu, kodėl būtent prie Collagen Active serijos ir prie kitų produktų yra padėti raudoni šauktukai. Taip pat prausikliams pieniškos konsistencijos yra mūsų Fukoidan serijos pienelis dekoltė ir veido zonai praustis. Yra kodas 15601. Tonikai ir losjonai. Vėlgi, ar ne, perbėgau mūsų TND katalogą ir išrinkau visus absoliučiai, kurie tinka sausai odai ir kurie rekomenduojami, ar ne. Kaip ir Lina paminėjo, tai toniką reikėtų rinktis be alkoholio, be kvapiklių, žodžiu, natūralesnės sudėties. Tai yra Vitaderm serijos atkuriamasis tonikas veidui, kodas 16303. Sraigių mucino serijos gaivinamasis tonikas boosteris su sraigių mucinu, 14604 kodukas. Snake Factor serijos atstatomasis veido tonikas, kodas 15102. Taip pat raudonų šauktukų pažymėtas Collagen Active serijos švelnus drėkinantis tonikas, kodas 12712. Ir Fukoidan serijos valomasis losjonas veidui ir dekoltės sričiai, tai yra 15602. Sekantis žingsnis, ar ne, mūsų veido odos priežiūros etape yra serumai. Vėlgi, serumai, kurie yra skirti sausai ir dehidratuotai veido odai, tam, kad mūsų oda atsistatytų ir jinai būtų skaisti ir graži. Tai yra Ocean Rich serijos hialurono serumas veidui, kodas 16001. Taip pat su raudonu šauktuku 2 Collagen Active serijos produktai, tai yra stiprinantis ir stangrinantis emulsija veidui ir kaklai ir modeliuojantis gelis veido ovalui 12707, tai yra masažinis gelis, dar kitaip vadinamas. Taip pat serumas yra iš Tibetan Herb serijos, tai yra su kordycepsu. Mūsų vienas iš paskutinių naujienų, tai yra 12117 kodas. Multipeptidinis veido serumas veidui, tai yra 10-8, yra labai giriamas ir rekomenduojamas pačių kosmetologų. Veido esencija su kolagenu ir jūros dumbliais yra 10-6 kodukas. Ir mūsų į prekybą sugrįžęs Corrective serumas atkuriamasis veido kapsulytės, tai yra 10-10-1. Praktiškai mano patirtyje tai yra numeris 1 produktas, su kuriuo aš niekada neprašaunu klientėmis, būtent parekomenduodama šitas mūsų veido kapsulytes. Dieniniai ir naktiniai kremai, kurie yra naudojami sausos odos priežiūroje. Tai yra, kaip ir sakiau, ar ne, vasaros laikotarpiui mes turime aloe vera gelis 14715, jo nerekomenduojama žiemos metu teptis, rekomenduojama tik tai vasarai rinktis, arba žiemos metu galima naudoti kaip kaukę, tiesiog užtepti ir nuvalyti, palaikyti, jo geriau nenaudoti einant žiemos laikotarpiu į lauką naudoti, ar ne? Taip pat, ką mes turime iš SPF apsaugos, kurios mes galime naudoti tiek vasarą, tiek žiemą, ir yra Herbal Energies kremas veidui su organo aliejumi, kodukas 17102,
esu raudonai pabrėžus, kad SPF apsauga ir mes žinome SPF plus 10. Taip pat kitas kremukas yra su kordycepsu ir šalaviju, kodas 17103, taip pat turi apsaugą SPF plus 10. Multifunkcinis sraigių mucino veido kremas su sraigių mucinu 14601. Taip pat yra Snake Factor kremas skirtas odos elastingumui ir raukšlių korekcijai. Tai yra 15103. Taip pat žiemos sezonui yra rekomenduojamas numeris 1. Ši placenta tai yra avies placentos serijos drėkinantis ir maitinantis kremas, kurio kodas yra 10304. Vėlgi aš pažymėjau kaip špargalkė ar ne žiemos sezono kremas. Su šauktuku raudonu Collagen Active intensyvus liftingo kremas, tai yra 12703. Taip pat mes turime Tibetan Herbs maitinantis veido kremas nuo raukšlių, kodas 12115. Ir didelio efektyvumo stipraus drėkinimo veido kremas taip pat iš Tibetan Herbs serijos, tai yra 12116. Fukoidan atkuriamasis kremas veidui nuo senėjimo, kuris yra ir dieninis, ir naktinis, tai yra 15603. Charm kremas želė veidui akvaterapija arba vandenyno gale, tai yra 15803. Ir Vitaderm serijos raminantis apsauginis kremas veidui, kodukas 16301. Tai yra kremai, kurie neturi ar ne kažkokių tai sausinančių savybių ir kenkiančių mūsų odai. Paakių kremai. Iš paakių kremo taip pat išrinkau tik tai tuos kremus, kurie yra tinkami sausos odos savininkėms. Tai Ocean Rich ar ne fluidas akių vokams, kodukas 16002. Taip pat daugiafunkcinis sraigių kremas, paakių kremas su sraigių mucinu 14602. Ir šauktuku pažymėtas yra Snake Factor aktyvus gelis nuo raukšlių aplink akis, tai yra 15105. Ką reiškia šauktukai, aš aptarsiu truputėlį vėliau. Taip pat paakių kremas gelis iš avies placentos serijos nuo raukšlių, kodas 10306. Collagen Active liftingo kremas akių kontūrui ir liftingui 12704, taip pat pažymėtas raudonu šauktuku. Fukoidan akių kontūrų gelis koncentratas nuo raukšlių 15604. Taip pat Charm kremas serumas akių yra 15801. Ir Vitaderm raminantis apsauginis kremas akių vokams ir paakiams yra 16302. Ir prie viso šito dar yra mūsų Corrective kapsulytės rožinės atkuriamosios serumas ar ne paakių odai yra 10-10-2. Tai tiek būtų iš paakių kremų ir praktiškai visus rašydama aš tik suvokiau, kad jie yra visi serumo pagrindu praktiškai, ar ne? Tai yra tik tai placenta kremas, turintis truputėlį silpnesnės konsistencijos sudedamasias dalis, bet visi geliai yra arba fluidai, arba serumai mūsų paakių odai. Tai yra pakankamai stiprios priemonės, kurias mums dovanoja TND kompanija. Veido kaukės ir paakių kaukės. Ką vėlgi ar ne reikėtų žinoti sausos odos savininkėms, ką reikėtų pasirinkti, tai yra mūsų naujiena hidrogelio paakių pagalvėlė su raudonaisiais dumbliais. Tai yra 56005 kodukas. Mūsų sraigių mucino kaukė muliažas veidui su sraigių mucinu 14603. Collagen Actives netgi 2 produktai, kurie taip pat pažymėti šauktukais, tai yra intensyvus liftingo veido ir dekoltė kaukė 12711
ir kolagen kristalinė kolageno paakių kaukė 12710 kodas. Taip pat mes turim Tibetan Herbs intensyvus kompleksas odai aplink akis, kaukė plus esencija 12106, kuris taip pat eina atskirai su šauktuku. Taip pat Fokuidan serijos jauninantis kremas kaukė, skirtas dekoltė ir veido odai, tai yra 55605 kremas kaukė. Du produktai hidrogelio pleistrai, ar ne, padukai paakiams, o vokams, tai yra peptidų kokteilis, kurio kodas yra 50114 ir su organiniais dumbliais. Padukai paakiams tai yra 50115. Gaivinanti muliažinė kaukė veidui su alaviju tinka tiek žiemai, tiek vasarai, kodas 50118. Taip pat grožio kaukė vandenyno dumbliai 54104. Drėkinamoji mūsų kaukė su hialurono rūgštimi 52901. Ir toliau yra netgi dvi mūsų naujienos, tai yra drėkinamoji kaukė su PGA ir bijūnais ir azijinėmis centelėmis, tai yra 5701101 ir atkuriamoji veido ir kaklo kaukė su furamentu ir peptidais, tai yra 52911. Dieninės kaukės, ar ne? Šiaip dieninės kaukės ir naktinės galima naudoti, sakyčiau, netgi visas, bet aš iš visų esančių po 3 išskyriau pagrindinės tokias, kurios yra numeris, sakykime, 1. Tai yra dieninė drėkinamoji kaukė kremas veidui su alaviju, tai yra 50109. Ir naktinė mūsų kaukė kremas su vynogėmis, tai yra 50104. Toliau, kas iš produktų dar tiktų mūsų sausos odos savininkėms, tai yra makiažo pagrindai. Iš makiažo pagrindų aš pažymėjau 2, tai yra Ocean Ridge drėkinantis makiažo pagrindas 86004 ir Fokuidan serijos CC kremas 15606. Dėl kitų dviejų aš šitame sąraše nepaminėjau, tai yra placentinis mūsų pagrindas, ar ne, 10305 ir DD kušonas, kuris yra skirtas taip pat sausos odos savininkėm. Aš jų neįtraukiau vien dėl to, kad yra atsiliepimai ir geri, ir tinkantis sausai odai, ir ne. Tai šitą sąrašą aš siūlyčiau pasipildyti kiekvienam asmeniškai ir tiesiog pagal save, kadangi aš numerius 1 žymiu tik tai šituos 2, kurie yra tinkami, o jeigu klientė nori ir pageidauja išbandyti kitus 2 paminėtus, tai aš vėlgi konsultuoju asmeniškai dėl tų, kadangi vienom tinka, kitom ne. Toliau, rekomendacijos. Noriu pakalbėti apie tuos šauktukus, apie kuriuos aš pažymėjau prie kai kurių produktų. Būtina atkreipti dėmesį kompanijos pavadinimuose, kuriuose yra nurodyta serija Collagen Active, Snake Factor paakių kremas. Šituose pavadinimuose yra žodžiai paminėti, yra active, yra aktyvus, yra paakių kompleksas intensyvus. Tai yra pagrindiniai žodžiai, kurie nurodo kompanijos produktus, kurie yra aktyvus ingredientai. Kodėl reikėtų žinoti, kam yra šitie žodžiai pabrėžti ir kodėl aš pažymėjau būtent tuos šauktukus. Collagen Active serija, kaip ir Lina minėjo, ar ne, kad kolagenas sausai odai yra būtinas. Bet aš žinodama, kaip veikia kolagenas, aplamai uždėjus kolageną ant odos, dažnai būna, kad sausos odos savininkė sako, kad man tempia odą, ar ne? Vienas iš priežasčių ir savybių, ar ne, odos sausos savininkių yra tai, kad oda yra sausa.
tempia šerpetoji. Lygiai taip pat veikia šitie produktai, kurie yra pažymėti raudonu šauktuku. Ir jeigu mes neperspėsim klientą, kad sausos odos savininkė užsiteps Collagen Active produktą, kuriai ir taip oda yra jautri, šerpetuojanti, tempianti ir jinai uždės produktą lygiai taip pat veikianti, jinai gali tą produktą numesti tiesiog į šoną. Bet per savo darbo patirtį, kai aš visada paaiškinu klientui, kad bet kokiu atveju, kad jūsų odai ar taip trūksta kolageno, trūksta hialurono ar ne, o būtent hialuronas ir kolagenas veikia tokiu principu, kad mūsų oda patems, padilkčios ar ne, bus toksai jausmas, kaip badytų adatėlėm. Ką tokiu atveju reikėtų daryti? Tokią odą visų pirma reikėtų pamažu primaitinti kolagenu. Ką tai reiškia? Tai gali būti kaukės, pavyzdžiui, ar ne? Sausos odos savininkė galėtų savo odą pradėti rūpintis nuo kaukių, primaitindama labai švelniai, nedrastiškai uždėti ant savo veido odos, stipriai, intensyviai, ar ne, kaip čia kompanija mums parašo pavadinimus, intensyvus paakių kompleksas. Kai jinai pasirinks mūsų klientę, ar ne, švelniai veikiančias priemonės, jinai nejaus odos diskomforto. Tokiu atveju mes neprarandam klientą arba tiesiog pasirinkti labai gražiai paaiškinti, ar ne, kaip veikia kolagenas. Ir būtent aktyvus kolagenas, kadangi būtent serija Collagen Active yra labai stiprus kiekis kolageno, kuris tikrai jaučiasi uždėjęs ant odos, ar ne? Labai stipriai jaučiasi ypatingai paakių zonoje, ar ne? Jeigu yra paakių oda suvytusi, suglebusi, atsiradusios raukšlelės, mūsų paakių oda vėlgi temps, perštės, norėsis pasikasyti, ar ne, norėsis nuimti, nuvalyti tą priemonę. Tai tokiu atveju tiesiog perspėkit klientę, ar ne, kad jeigu jausit tokį diskomfortą, nieko tokio, viskas gerai, palaukit, pakentėkit, panaudokit savaitę, dvi, ar ne, tegul ta oda prisimaitina, sotina tų naudingų ingredientų ir toliau viskas bus gerai. Tai va, tokios mano rekomendacijos ir tokia žinutė, kad atkreiptumėte dėmesį į tas raudonus šauktukus, apie kuriuos aš pažymėjau prie kiekvieno produkto. Mes su Lina aptarėme, ar ne, ir pasižiūrėjome, kad tą lentelę, kurią mes išrinkome pagal katalogą ir sudėliojame produktus eiliškumo tvarka, mes galime persiųsti kiekvienam asmeniškai, galime tiesiog sudėti į vordinį kažkokį dokumentą ir jūs galite prisisekti į katalogą, galite tuos pačius produktus išsirinkti ir katalogę kažkaip pasižymėti sausos odos produktas ar kažkaip kitaip. Ir taip palengvinti jūsų darbą renkant produktą klientui. Tai tiek būtų iš manęs žinių šiandien. Lina, matau, turi klausimą. Jo, dar ne klausimą, bet noriu pažymėti, kad visi produktai, tai pavyzdžiui, turi būti tepami ant drėgnos odos. Vadinasi, serumo turi būti tiek, kad kol jūs užtepsite veido kremą, kad jisai būtų dar ant odos. Kad ta oda nebūtų sausa, vadinasi, nepagailėti serumo, nepagailėti toniko, nes su toniku turi būti drėgna oda, tada serumas ant drėgnos odos ir tada kremas ant taip pat tos drėgnos odos. Tai tas labai svarbu yra. Ir tikriausiai tiek būtų. Galbūt jūs, klausantys, turit kažkokių tai klausimų arba iš savo patirties pastebėjimų. Tarp kitko, tą, ką mes išvardinom, mes su Jolanta rėmėmės būtent dermatologų pagal sausos odos tipą rekomenduotų ingredientų sąrašą. Tai atidžiai kiekvieną produktą išvardintą peržiūrėjom, kad jame būtų hialuronas, alantoinas, fukozė, drėkinantys komponentai, vitaminas E, sviesmedis, jojobas, simoncija ir taip toliau.
bet atkreipiam dėmesį, kad kiekvienas žmogus vis tiek jis yra unikalus. Gali būti, kad kažkam tai būti alergiškas arba neteisingai identifikuoti savo odos tipą, bet, kaip ir sakiau, kad ir riebi oda, jinai gali būti dehidratuota, o kitam gali atrodyti, kad tai yra sausa oda. Iš tiesų, čia reikia įprasti, įgusti, atpažinti veido tipus ir atpažinti veido odos būkles. Ir pagal tai priskirti tuos produktus. Taip pat rekomenduotina yra ne vieną produktą, bet klientui savo papasakojus plačiau skirti bent sausos odos, bent 3 produktus, kad turėtų kiek įmanoma maksimalų tą ABC. Žinoma, kiek jisai sau gali leisti įsigyti. Nes vienas produktas nepakeis odos būklės, reikia kompleksiškai taikyti produktus. Tai tiek gal norėjau dadurti. Ir aš savo sąraše praktiškai jūs atkreipsite, kad yra tam tikros serijos ar ne skirtos būtent sausos odos priežiūroje. Tai klientas, kada nori kažkokio vieno kremo, tikrai rekomenduoju ir nepabijoti pasakyti, kad jeigu jūs jau ryžotės prižiūrėti savo odą ir norite padėti savo odą, geriausia rinktis vienos serijos produktus. Tam tikrose serijose pas mus nėra ar tai losjono, ar tai prausiklio, ar kažkas tai tokio. Tokiu atveju yra kompanija padariusi, kad tą produktą galima tiesiog miksuoti su kitu produktu. Ir jisai yra tiesiog, ta serija yra padaryta taip, kad priimtų kitos ar ne serijos produktą. Tai yra ingredientai suderinti. Tai va tiek norėjau aš dar dadurti. Ir turbūt viskas. Tai dar įsijunkim kameras, pasidarykim nuotrauką ir galbūt dar kokį klausimą turėsit jūs. Ir šypsomės, aš padarysiu nuotrauką. O labas, Ernesta. Vieni metukai buvo švenčiami, ne? Tuoj, nu, Jurga.